Labas rytas visiems. Smagu girdėti atgarsius, pasisveikinimus, smagu matyti kiekvieną, ko nespėjau pasveikinti asmeniškai, tai tikrai džiugu, kad atkeliavote. Kviečiu drąsiai ateiti į priekį, žinokite, pirmos vietos yra laisvos, geriausiai girdėsite, matysite, nieko nepraleisite šiandien, tai drąsiai užimkite pirmasis vietas, jeigu norit, net ir galite atsistoti ir pereiti, tai pirmos vietos, žinokit, ypatingai, nieko nepraleisite, o daug dalykų turime šiandien, kas tikrai yra svarbu pasižymėti, atsiminti, tai pirmiausia noriu pasidžiaugti ir padėkoti kiekvienam, kuris jau prisidėjote prie akcijos, kurią tęsime jau ne vienerius metus. Tai, kaip žinia, rinkome ir pildėme dovanėles ukrainiečių vaikams, kurios siunčiamos vaikams, kurie gyvena netoli fronto linijos. Šiai dienai esame surinkę jau 58 dovanėles nuo Kauno. Žinoma, bendrai tų dovanėlių yra dar daugiau ir ką noriu paminėti, šiandien yra paskutinė galimybė, jeigu kas esate dar užpildę dovanėles ir norėjote jas atiduoti, tai šiandien yra ta paskutinė diena, kada jas galima palikti čia. Nes akcija kaip ir baigėsi oficialiai, jau dovanėlės jos greitų metu iškeliaus. Tai jeigu kas dar turite, šiandien palikite ir tikrai ačiū kiekvienam. Aš manau, kad tai nėra tiesiog dovanėlės. Tai yra tikrai parodomas tas praktinis dėmesys, ta meilė vaikams, kurie tikrai susiduria su daug didelių iššūkių šiai dienai. Ir taip pat dabar norėčiau pakviesti Algirdą, kuris truputį pasidalins apie maldos temos susijusios tiek su Ukraina, tiek bendrai su malda. Labas rytas. Iš tikrųjų, tai mes visi turim daug poreikių ir mūsų bendruomenė turi poreikių ir žinot, ir Martino situacija, ir pastoriaus, ir patalpos, ir viskas. Ir kaip mūsų pastorius sako, bažnyčia be maldos yra mirusi bažnyčia. Taigi, ir aišku, jūs kiekvienas meldžiatės už mūsų bendruomenę, bet pirmadieniais mes renkamės visi Kanto gatvėj, visi maldininkai, kurie dabar esam. Mūsų nedaug ten susirenka, 4-5, bet labai gerą laiką turim iš tikrųjų ir mes einam per Jono Evangeliją visą laiką prieš maldą dabar ir būna malda. Va, ir jeigu kažkam gal iš jūsų įdėta į širdį ateit pabūt už mūsų bendruomenę, už mūsų bendruomeniškius ir ar savo poreikius atnešti, mes kviečiam kiekvieną iš jūsų pirmadieniais 18:30 Kanto gatvėj. Ir taipogi visi girdėjot jūs apie Ukrainos dovanėlės ir labai faina iš tikrųjų tai ir tiem vaikam. Bet mūsų bažnyčia, kaip tik prasidėjo karas Ukrainoje, pradėjo melstis už šitą šalį. Ir buvo labai faina iš tikrųjų, pirmos dienos tokios, labai mes buvom drąsūs, stiprus ir susirinkdavo gal 100 žmonių, virš 100 į Zoomą. Ir dabar mūsų liko nedaug, būnam gal 8-5 ir vėlgi kviečiu iš jūsų kiekvieną, gal jums bus įdėta į širdį pabūti už maldą Ukrainai 15-20 minučių, paklausyti giesmę, paklausyti psalmę. Tai kiekvieną dieną mes 9 valandą renkamės per Zoomą ir jeigu jūs norit sužinot kaip, tai eikite į miesto bažnyčios puslapį, susiraskit nuorodą malda už Ukrainą ir labai laukiam jūsų iš tikrųjų, nes tai ir mums padrasinimas yra, kai kažkas ateina, kai kažkas būna, tai mums patiem yra smagiau, kad tos maldos yra mūsų ne veltui. Taigi, tiek. Tai tikrai kviečiu irgi nepamiršti, ką paminėjo Algirdas. Ir kaip sakiau, šiandien tikrai yra daug įvairios svarbios informacijos. Tai dabar ta informacija yra skirta jaunuolėms nuo 12 iki 18 metų. Tai jeigu tu esi šitoje amžiaus grupėje arba pažįsti kažką šitoje amžiaus grupėje, tai kitą savaitgalį gruodžio 18 dieną Klaipėdoje vyks WAY susitikimas.
Tai gruodžio 13, atsiprašau. Matot, labai super. Grina bendruomenė esam, pastebim, ką galima pakoreguoti. Tai čia buvo atidumo patikrinimas. Labai gerai, suveikė. Tai gruodžio 13 dieną, kitas savaitgalis, keliaus Emanuelį pamojuok, jeigu gali. Tai įsidėmėkite Emanuelį. Jis bus tas žmogus, kuris organizuos transportą. Tai jeigu yra, kaip ir sakau, žmonių nuo 12 iki 18 metų šitoje grupėje, drąsiai prieikit prie Emanuelio. Klaipėdoje vyks labai smagus renginys. Tai tiesiog bus kalėdinis pasibuvimas su tikrai įdomia, prasminga programa. Tai jeigu norėsite arba žinote, kas norėtų, prieikit prie Emanuelio, susitarsit ir nepraleiskit šitos progos. Kalbant apie kalėdinį laikotarpį toliau, artėja gruodžio 16 diena. Tai mes jau buvom užsiminę, kad gruodžio 16 dieną 7 val. Vakare vyks kalėdinių giesmių vakaras. Ką noriu paminėti, tai nebus tiesiog šlovinimo vakaras, kai buvo toks labiau orientuotas į tai, kas jau pažįsta Jėzų Kristų. Šitas vakaras bus labiau kaip koncertas, toks paprastesnis, neformalesnis ir tikrai labai subalansuotas ir pritaikytas žmonėm, irgi kurie galbūt nepažįsta dar Jėzus, nėra susiję su bažnyčia. Tai ta tokia aplinka, kur drąsiai galit pasikviesti tėvus, bičiulius, klasiokus, grupiokus, ateiti pabūti. Šį vakarą organizuoja mūsų šlovinimo komanda. Tačiau labai fainai, kad mus įsileidžia bažnyčia, katalikų bažnyčia, bičiuliai irgi, kur galėsim tiesiog turėti tą giesmių vakarą šiek tiek kitokioje aplinkoje, pabūti kartu, bet to pačiu, sakau, tai yra galimybė pasikviesti žmonės, tiesiog turėti nuostabų, jaukų vakarą. Tai tikrai pasižymėkit gruodžio 16 nuo 7 valandos. Ir taip pat artėja mūsų MB Kaune kalėdos, kurios vyks gruodžio 21 dieną, kalėdinės šventinės pamaldos, taip pat, kaip sakau, su tokiu šventiniu prieskoniu, su pasibuvimu, prie arbatos, kavos, bet tai bus šventiškiau, kalėdiškiau, tai tiesiog irgi kviečiu pasižymėti, gruodžio 21 dieną nepraleisti, atkeliauti patiems ir taip pat irgi pasikviesti galbūt šeimos narius, bičiulius, draugus, kad tai būtų galimybė sustoti ir prisiminti tikrąją kalėdų prasmę. O dabar kviečiu pakilti visus. Ir Dieve, mes dėkojam tau už šitą rytą, kurį tu sukūrei, ir už tavo malonę, kad tu davei mums šiandien čia ateiti, už sveikatą. Ir Dieve, kaip yra vienoje giesmėje, kad visa, kas kvėpuoja, tegiria viešpatį. Dieve, meldžiu, kad mūsų širdis būtų atviros, mūsų ausis būtų atviros, išgirsti tai, ką tu nori pasakyti. Padėk būti jautriems tavo buvimui, nes Dieve, tu esi visada šalia. Padėk mums tai pastebėti ir išgirsti, ką tu nori pasakyti. Būk, Dieve, tikrai pašlovintas tiek šiandien, tiek visų mūsų gyvenimų. Amen. Tavęs ieškoti, pažint tave malonėje. Tu dovanoji man tiek daug, kad vieno trokštų vis labiau. Lenktis ir giedoti tau šlovė, karaliau. Šlovė, tu Dievas, tu Dievas.
karalių žemė ir dangun, šlovė tik tau per amžius, tu Dievas tu, viešpats tu, dėl tavęs aš gyvenu. Karalių žemė ir dangun, šlovė tik tau per amžius. Viešpatie, dėkojam tau už tą rytą. Dėkojam tau, viešpatie, ir tikrai tu esi viešpats, vertas visos šlovės ir visos garbės, viešpatie, ir meldžiu, prabudink mus šį rytą, Dieve, kad mes atsibustume, Jėzau, ir dėkotume už tavo malonę, kad mes galim čia ateiti, kad mes galim susirinkti, kad mes galim šlovinti tave, viešpatie, kad tu duodi mums sveikatos, tu suteiki gyvybę, tu suteiki jėgų, Dieve. Prabudink mus, viešpatie, ir padėk tave pašlovinti taip, kaip tu esi vertas. Viešpatie, ačiū tau už tavo begalinį gerumą, už tavo ištikimybę. Ir tikrai visa žemė ir visas dangus gieda tau, Jėzau. Ačiū tau, karaliau. Jėzau, niekas žemėj šioj neprilygsta tau. Viešpats tu, tau dėkingas esu už tai, ką padarei dėl manęs. Gelbėtojo, guodėjo ramybėje, kad tavyje, te mano širdis ir visa many lenkiasi tik tau vienam. Te žemė dangus gieda tau, viešpatie, karaliui šlovė, padėka ir garbė. Jūra kalnai nusilenks prieš tave, prieš galingą tavo vardą. Visa many tegul šlovina jį. Tu mano džiaugsmas, tu mano viltis, tik tavyje aš pilnatvę randu, tavyje. Viešpatie, dėkojam tau už tavo malonę. Jėzau, niekas žemėj šioj neprilygsta tau. Viešpats tu, tau dėkingas esu už tai, ką padarei dėl manęs, už tavo auką. Gelbėtojo, guodėjo ramybėje, kad tavyje, te mano širdis ir visa many lenkiasi tik tau vienam.
mes randam pilnatvę viešpatę. Tavyje mes randam džiaugsmą, tavyje mes randam ramybę, karaliau. Ir te žemė, ir dangus, jūros ir kalnai nusilenks prieš tave, prieš tavo didybę, karaliau, prieš tavo galybę. Ir ne tik visa kūrinyje, Dieve, bet ir mūsų širdis nusilenks prieš tave, prieš tavo didybę ir galybę, Jėzau. Ir nėra jokio kito tokio kaip tu, Jėzau. Ir nėra kito vardo šioj žemėje, kaip tik tavo vardas, Jėzau, kuriame yra viskas, ko mums reikia. Ačiū tau, karaliau. Būk pašlovinta šioj vietoj, kaip tu vertas esi, Jėzau. Pripildyk į šią vietą šventoji dvasia. Nieks negalės man pakeisti tavęs, Jėzau. Nieks negalės, nes tu esi, Jėzau, mano šviesa. Nieks negalės man pakeisti tavęs. Niekas negalės, nes tu esi, Jėzau, mano šviesa. Aš savo širdim mačiau tavo kryžių Golgotoj, kur tu mirei už mane. Laisva valia atidavei savo gyvybę, kad aš galėčiau gyvent. Šventoji dvasia dieną, nes tu buvai teisus ir savo teisumą tu kiekvienam dovanoji, kas tik tavim patikės. Ir nieks negalės man pakeisti tave. Pakeisti tavęs, nes tu šviesa, nes tu esi, Jėzau, mano šviesa. Aš savo širdį mačiau tavo kryžių Golgotoj, kur tu laisva valia atidavei savo gyvybę, kad aš galėčiau gyvent. Šventoji dvasia prikėlė tave
širdį, mačiau tavo kryžių Golgotoj, kur tu mirei už mane, laisva valia atidavei savo gyvybę, kad aš galėčiau gyvent. Šventoji dvasia prikėlė tave trečią dieną, nes tu buvai teisus ir savo teisumą tu kiekvienam dovanojai, kas tik tavim patikės ir nieks negalės man pakeisti tavęs, niekšio žemėj negalės, nes tu esi Jėzau mano šviesa. Nieks negalės tavęs pakeis, nieks negalės, Jėzau, man pakeisti tave. Niekas negalės, nes tu esi Jėzau mano šviesa. Viešpatie, dėkojam už tą šviesą. Dėkojam tau už tavo kryžiaus auką, už tavo artumą, Viešpatie, už tai, kad tikrai nieks negalės mums pakeisti tavęs. Ir tu tikrai esi vertas, šventas ir galingas, Jėzau. Galingas prisikėlęs Viešpats ir prisikėlęs mūsų širdyse. Ačiū tau, Jėzau. Amen. Iš tiesų, bičiuliai, kaip giedojame, tai kas yra nuostabiausia, kad Jėzus ne tik mirė už nuodėmes, jas nuplovė, atleido ir įvyko tai ir viskas, bet nuostabiausia, kad Jis nori, kad kasdienybėje mes keliautume kartu su juo ir aš esu įsitikinusi, kad ir šiandien Jis yra paruošęs, nori paliesti širdį, nori kalbėti. Bet Jis laukia atviros širdies, Jis laukia laukiančio širdies iš tiesų, to širdies, kuri yra atvira klausytis ir išgirsti, todėl kiekvienam linkiu laukti iš Dievo, nes tokia ta laukianti širdis yra atvira, jam patinka ir Jis nori paliesti iš tiesų širdį. Ir kaip klausysimės tuoj tai, ką Dievas paruošė per Arūną šiandien, bet tuo pačiu prieš tai dar norisi pakviesti mūsų mažuosius, kurie keliaus į sekmadieninę mokyklėlę, tai norisi juos kaip visada palaiminti. Ateinam, išdrįstam. Iš tiesų, jeigu dar turit vaikų, kurie nedrįsta, paraginkit. Pas mus labai smagu, mūsų yra daug, mes vieni su kitais susipažįstam ir kartu einam tą kelionę, tai nuo pat mažųjų iki pat didžiųjų čia. Galit prie mūsų prisijungti, mes atrandam kalbą su skirtingo amžiaus vaikais. Ir norim kartu su tėveliais pasimelsti. Tėveli, lydėk šiandien mus per žodį, kurį esi paruošęs tiek mažiems, tiek dideliems, Viešpatie. Mes toliau gilinsimės į sėjėjo principą, į sėklos principą, į tų gerų sėklų principą, kurios dygsta šitose mažose širdelėse, Viešpatie Dieve. Padėk tiek tėvams, tiek pačiams vaikams atpažinti, kas yra erškėčiai, kurie užgožia, kas yra ta kieta dirva, kuri neįsileidžia tos sėklos, Viešpatie. Su pagalba, iš tikrųjų su meile galim perkeisti visus rūpesčius, nuimti nuo vaikų, nes ir mažos širdelės, Dieve, jos irgi ilgisi tavęs, jos turi rūpesčių, jos turi baimių, jos turi
tie dalykai, kurie jas neramina. Šiandien kalbėsim apie tai, apie tos dalykus ir bandysim Viešpatie atiduoti tau visus rūpesčius. Tai Dieve, ateinam kartu su tėveliais ir vaikai ir meldžiamės tavęs. Būtent tavęs, kad tavo šventoji dvasia veiktų ir tarp vaikų, nes tu pamilai mažutėlius. Ir Dieve, laimink visą savaitę, laimink šias pasiruošimo savaitės prieš Kalėdas, Tėve, pripildyk jos ramybės, džiaugsmo ir tikėjimo tavim. Amen. Tikrai galima paploti, man atrodo. Labai džiugu, kad tiek mažųjų turime. Kaip ir sakė viena iš mokytojų, kad ten yra labai smagu, tai prie to smagumą mes kviečiame prisijungti tie, kas irgi pajausit tą tokį norą patarnauti šitame tarnavime, nes mokytojų padėjėjų, žinokit, vietos tikrai yra. Jeigu norit patirti šitą smagumą, ką reiškia būti sekmadieninės mokyklos dalimi, prisidėti prie mažųjų augimo, prieikit ar prie manęs, ar prie Algirdo. Kristina, matau, kažkur liktais išėjus su mažaisiais, tai ir prie Kristinos yra tikrai galimybė. O dabar vieni mažieji išėjo, liko mes didesni mažieji, nes vis tiek Dievo vaikai esam. Tai toks palinkėjimas irgi, kad nei kristume, nei virstume į Kalėdas, bet būtų pasiruošimas, o tam, kad įeitume į šitą laikotarpį šiek tiek, bent jau save pristabdytume, būtent turim pamokslų ciklą Prisiartino Dievo karalystė. Tai šiandien toliau jį tęsime ir noriu pakviesti Arūną, kuris pasidalins, ką Dievas įdėjo į širdį. Labas rytas, Dievo bažnyčia. Labas rytas, broliai, seserys, šventieji, Dievo išrinktieji, pašauktieji, pateptieji ir numylėtieji. Teisingai, Zita. Betliejaus žvaigždė, ane? Mes prisimenam šitą gruodžio mėnesį Kristaus atėjimą į šią žemę, arba kaip Saulius sako, Kristaus inauguracija, kaip Kristus atėjo į žmogaus kūną ir tapo žmogumi. Dievas tapo žmogumi. Jo tapimas jisai tikrai nėra standartinis. Tie, kurie nebuvo iš Dievo tautos, taip vadinkim, iš Jeruzalės tautos, iš žydų tautos. Jie laukė Jėzaus ateinančio, bet jie niekaip negalėjo jo pažinti. Nes turėjo savų įsivaizdavimų, savų supratimų. Bet kažkokie pagonys, kažkokie tai išminčiai, jiems buvo priekšta šiaurės žvaigždė. Ir jie sekdami tą žvaigždę ėjo pagarbinti naujai gimusio karaliaus, pasaulio gelbėtojo, mūsų atpirkėjo. Metijų praeitą sekmadienį mums nupiešė paveikslą, kaip Kristus yra atpažįstamas. Kad jis yra atpažįstamas paprastų žmonių. Ir ateina angelas ne pas kažkokius tai karalius, išminčius, išdidžiuosius rašto aiškintojus ar žinovus, bet jis atėjo pas piemenis, pas to meto atstumtuosius, susitepusius. Ir jiems apreiškė naujieną, kad gimė išganytojas. Ir jie tą žinią patikėjo, atėjo ir pagarbino Jėzų Kristų, pagarbino Dievą. Pagarbino uoloje gimusi kūdikį, paguldytą ėdžiuose, iš kurios valgo gyvuliai, įvyniota į maršką.
mažą kūdikį ir jame pamatė gelbėtoją. Tai yra didelio malonė tai pamatyti kiekvienam. Ir tai yra pamatoma tik tai širdies akimis. Protų tai nesuprasi. Nes Erodas ir kiti rašto aiškintojai ir žinovai, jie nesuvokė, kad Jėzus, Dievo sūnus, Mesijas galėtų ateiti būtent tokiu būdu, tokiu keliu, nes jie turėjo visai kitokį supratimą, kitokį įsivaizdavimą. Jie galbūt tikėjosi, kad jis ateis į Erodo namus, ar ateis į aukščiausiojo kunigo namus, kažkokiu tai kitokiu būdu, kaip jie įsivaizduoja. Bet Dievas pasirinko kitą kelią. Pasirinko paprastą merginą. Pasiuntė į angelą. Jinai patikėjo tuo žodžiu, kuris kalbėjo ir priėmė savo širdį. Ir jinai tapo neščia, tam, kad išnešiotų Jėzų Kristų mūsų gelbėtoją. Jinai tapo žmona Juozapo, kuris buvo iš Dovydo giminės. Būtent iš Dovydo giminės, kaip buvo išpranašauta. Išpranašauta pranašų, kad iš Jėzės atšakos ateis Mesijas, kuris išgelbės žmoniją, kuris išgelbės mus iš nuodėmės, iš pražūties, kuris atneš mums laisvę, atneš mums išgelbėjimą. Tai Jėzus Kristus, mūsų gelbėtojas. Adventas, tai yra tas laikotarpis, kada mes apie tai pradedam rimčiau žiūrėti, susimastyti. Nes kaip jau ir minėjo Viktorija, mūsų bažnyčiose tiek Vilniui, tiek šiandien Kaune, tiek Klaipėdoj, būtent yra būtent pamokslaujama šitą temą prisiartino Dievo karalystę. Vilniui, kiek žinau, pamokslauja Rūta, Klaipėdoj Valdas Bajoras. Šiandien štai tokia malonė ištiko man. Ir pagrindinė viso šito ciklo mintis yra būtent Jėzaus atėjimas. Ir tai yra Dievo karalystės ženklas mums. Ir kokios yra Dievo karalystės vertybės? Būtent jos yra priešingos pasaulio sistemai. Nes pasaulio sistemos vertybės tai yra akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo puikybė. Ir būtent šitas ciklas, per kurį mes dabar einam, tai mūsų žvilgsnis, kad būtų nukreiptas į karalystės principus. Kad mes nepasiduotume pasaulio paviršutiniškumui ir kad šventės būtų nukreiptas į tikrą Kalėdų prasmę, į Kristaus gimimą, meilę, dosnumą, paprastumą. Ir šiandien dienos pagrindinė mintis tai bus, kaip mums saugoti savo širdį. Kad nepasiduotume vartojimo kultūrai. Nes turbūt matot, kad informacija, telefoną atsidaryk, Black Friday, juodas penktadienis, pirk, parduok, įsigyk. Tiek daug reklamos, ypač dabar. Tiek daug judesio. Todėl ir norisi, kad mes šiandieną kažkaip nukreiptume į radikalią Evangelijos tiesą, saugot savo širdį. Patarlės 4 skyriui 23 eilutė apie tai būtent ir sako. Saugok su visų stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo virsmė.
Arba mato dar Evangelijoje 6 skyriui parašyta, sako, kur tavo širdis, ten tavo turtas, kur tavo širdis, ten tavo lobis. Jeigu mes pamatome kūdikėlyje Kristų, tai yra pats didžiausias lobis, kurį mes galim pamatyti. Bet jeigu lobis yra kitur, šio pasaulio vertybės, jeigu lobis yra tai ir mano vertė priklauso nuo to, kiek aš turiu, tai vargas man. Jeigu mano vertybė priklauso nuo to, kas aš esu, kokią padėtį užimu visuomeniai, ant kiek aš esu įtakingas, tai vargas man. Nes visa tai praeina. Kaip ir šitas pasaulis praeina, taip ir visi mūsų pasiekimai, visi tie laikini dalykai, kurie yra iš tikrųjų svarbus mūsų gyvenime. Taip, svarbus jie, bet jie praeina. Todėl norisi susikoncentruoti į pagrindinį. Kad kalėdos nebūtų vien tik šou, kad kalėdos nebūtų vien tik tai vakarėliai įmonėse, kad kalėdos nebūtų vien tik tai įvairius renginiai mokyklose arba didelis dovanų pirkinys. Juk iš tikrųjų niekur Evangelijoje nerasime parašyta, kad ir atnešė Jėzui daug dovanų, supakuotų į brangų popierių. Taip mes matom, kad yra išminčiai, kurie atėjo atnešė dovanų miros, bet jie atnešė pagerbti Kristų. Aukso. Nes tie, kurie atėjo, ką jie darė? Jie atėjo ir pagarbino ir pamatė Dievą su mumis. Ką piemenys galėjo atnešti kūdikiui? Jie tik atėjo pamatyti, pasižiūrėti, nes ką jie turėjo? Ką piemenys turi, kai gano avis? Duonos kriaukšlą, kažką atsigerti, užvalgyti. Neapšalę turtais. Bet jie turėjo širdį, kuri buvo atvira išgirsti, ką kalba angelas. Ir patikėjo šitą žinią. Jau patikėję šitą žinią, jie padarė judesį tikėjimo. Jie patikėjo, išgirdo ir nuėjo. Ir nuėjo, ir pasižiūrėjo, ir pagarbino mūsų viešpatį. Kad būtent, kad mūsų viešpats pasirinko ne prabangą, o kuklumą. Negalę, bet trapumą. Pats Dievas, šio žemės sukūrėjas, ateina į kūdikį. Jis gimsta kūdikyje, kuris yra taip stipriai pažeidžiamas, nuo tėvų priklausomas. Tai stebuklas. Ir kaip norisi savo širdie, kaip mes gėdojom, pažinti šitą mūsų valdovą, pažinti mūsų karalių, pažinti uoloje gimusi Kristų. Kad prakartėlė, kuri ten būna pastatyta bažnyčioje, kad jinai nebūtų tik tai kažkokia dekoracija. Nes mes mėgstam tokias dekoracijas. Bet kad širdyje mes aiškiai suprastume, kas tai įvyko. Kad mano širdyje atsirastų vietos tam tvartui. Paprastai vietoj, kur gali gimti Kristus.
Viešpats mus moko būti dosniais. Jono Evangelijoje. Nepaskaitysiu iš Luko Evangelijos nuo 3 skyriaus 11 eilutė. Sako viešpats, kas turi 2 tunikas, tie pasidalyja su tuo, kuris neturi. Per Kalėdas mes nuo mažens buvome mokomi. Ir aš taip pat. Laukti dovanų, pirkti dovanas. Ir tai yra viskas gerai. Bet galvoju, kaip neišsibalansuoti šitame visame laike. Kaip visą tai darant, suvokti, kad aš tai darau iš meilės. Nes daug ką galima mes daryti iš inercijos. Iš įpročio, iš tradicijos. Mes daugelis turbūt jau esam pasipuošę eglutę namuose, gal dar kai kurie ir ne. Kas turi mažų vaikų, turbūt tikrai jau yra pasipuošę ir jau pradeda pakuoti dovanėlės ir dėti po eglę. Ir tai mes darydavom, kai mažų vaikų turėjom. Mes pasipuošdavome eglę su žmona, mes pirkdavom tas dovanų iš to, ką turim. Ir visada džiaugdavomės, kai jie anksti rytą nulenda, vos tik prabudę jas išima iš pagalės, plėšo draskų ir mato tas dovanas. Ir mes stebėm ir tai mums yra pats didžiausias džiaugsmas matyti, kai jie tuo džiaugiasi. Bet tai yra tas laikas, kada jie auga, jie yra maži, nedideli. Paskui yra kitas laikas, kada jau jie pasidaro patys dideli ir užaugę. Jie turi savo šeimas, jie kūrė savo tradicijas, jie patys jau savo šeimose puošia eglutę, mokina savo vaikus, dalinasi savo patirtimi. Ir aš atsimenu, kas man didžiausią džiaugsmą palikdavo. Net ir dabar palieka didelį džiaugsmą, kada mes susirenkam visi prie vieno kalėdinio stalo, kada vaikai pas mus į namus suvažiuoja, su antrom pusėm, su anūkė. Mes pasirūpinam visada, kad būtų gausu dovanų, bet pagrindinis tai būtų akcentas ne kas tenai supakuota ir kas per dovaną, kuri yra ten įdėta. Džiugu, kai eilinį kartą koinės randė, ne, arba dar kažką tai. Bet kaip būdavo džiugu, kada aš rasdavau atviruką iš savo vaikų parašytą arba kažkokią tokią nedidelę. Mano dukra biskį primeno, tai jinai būdavo kažką nupiešė. Jos rankų gamybos atvirukas. Tai aš pasižiūrėdavau ir skaitau tekstą, kas ten parašyta. Ir ten yra širdis, kuri dainuoja. Ir tai yra žodžiai, kurie kalba mano širdį, kurie kalba mano žmonos širdį. Ir aš matau, kad tai buvo, būtent va čia yra ta tikroji dovana. Nes tai, kur buvo pinigėliai išleisti ir kažkoks daiktas nupirktas, jis turi vietą savo dovanose. Bet tai, ką parašydavo vaikai savo tėvams, tai spausdavo mums ašarą. Ir suteikdavo per tą ašarą džiaugiasi, kad mes esame mylimi, kad mūsų vaikai myli savo tėvus, kad jie prisimena tas akimirkas, kada mes savo meilę dovanojam jiems. Ir jie tada sugrąžina mums tą meilę su kaupu. Ir tai yra didelis džiaugsmas. Pamatyti, nes užrašyti atviruką. Nėra paprasta, tu tam skiri laiko. Net ir dovanas perkant labai yra svarbu atkreipdėmėsi. Ne į šou, bet pažinti žmogų, kam tu perki. Ir kokia yra jo meilės kalba. Nes tu nori jam kažką padovanoti tokio, kad jame kiltų džiugesys. O kad tai padovanotų, turi skirti nemažai laiko ir tą žmogų pažinti.
taip kaip ir kad pagarbintume Jėzų, taip kaip jis nori, kad būtų pagarbintas, mums jį reikia pažinti. Mums reikia praleisti laiko su juo. Mums reikia visą dieną būti kartu su juo, kasdienybėje, darbe, ten moksluose, ilsintis. Nes jo dvasia, jinai visą laiką yra kartu, jinai yra su mumis, jinai yra mumise. Ir jinai visada, jinai nori turėti vietą ir jinai nori visada būti numeris 1. Nes Dievo žodis sako, visų pirma Dievo karalystė, visa kita bus pridėta. Ir būtent adventas yra skirtas suteikti Dievui pirmą vietą. Nusiraminti. Nes šitas pasaulis daug spaudimo duoda. Darbė įvairios frustracijos, kam alga pakėlė, kam nepakėlė, bus 13 ar bus 14 atlyginimas. Kur dabar tą įsigysim, kur nubėgsim, vakarė parduotuvę nenuvažiuosi, parduotuvės užkištos. Prieš Kalėdas bus dar labiau, spūstys miestuose ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Chaosas. Pakalbė su bendradarbiai, sako, ne, aš nejaučiu, sako, šitos Kalėdų šventės, sako, tiek reklamos, tiek visko, tiek, sako, yra pašalinio triukšmo, sako, kad, sako, dar anksčiau, sako, kažkaip, sako, sugebėdome, sako, susto, dabar, sako, niekaip, negabus, sako, esam, pasiduodam tą inerciją ir įsivažiuojam. Taip, tie žmonės yra kažkurie tikintis, kažkurie netikintis, kažkurie yra labiau išpažįstantis Kristų, kai kitie mažiau. Bet tu matai, kaip žmonės nuneša, užvaldo šitą sistemą ir jau Kristui nėra visai jokios vietos. Kalėdos pasidaro šou. Ir kaip yra lengva pasigauti mums, o šitą tokią, tą dvaselę ir plaukti kartu su visų pasauliu, plauk su šitą visą minę ir būti tos minios dalimi. Susitapatinti su ją ir tiesiog net nejauti tą inerciją, tą pagauni ir tu lėki ir žmogus sakė, žiūrėk, tik piniginę atidarė, man reikia to, net nesusimasto. Jau žiūrėk, atlyginimo nebėra, paskui galvoja, kaip čia reikia sausio mėnesį išgyventi, nes sausas mėnuo. Nes ir antrą atlyginimą, kurį išmoka, jau žiūrėk, ir šitas jau būna išleistas į priekį, nes iš kažko pasiskolino, nes reikėjo nupirkti 25 dovanėlės visiems. Ir tada savo ramiai sąrašę paždėti pliusiukus, varnelės, kad viską, ką reikėjo padarėjau, įvykdžiau, dabar galiu atsipūsti. Tai moteris labai tikrai supranta. Arba kai reikia stalą paruošti būtent taip, kaip reikia, pralėkti prie 5 turgus, supirkti viską, ko reikia, kad būtent tiek būtų, ką reikia. Mūsų šeimoje aš tai darau. Mano žmona pasitikė manim, sako, Turūnai nuvažiuos ir supirks. Ir aš dėkoju Dievui, kad jau šiandien pirku mažiau. Nes buvo anksčiau priperku tiek, kad paskui pusę reikia išmesti. Ir paskui pagalvoju, ir kuro, ir kam viso to reikėjo. Va tai yra vartojimo kultūra. Ir tenka pripažinti, kad aš taip pat esu supakuotas jos. Ir man reikia Kristaus malonės, kad aš galėčiau sustoti, nusiraminti ir nepasielgti taip, nepasiduoti visam tam įtakui, tam šurmuliui, bet tarp viso šito chaoso pamatyti kūdikėlį, pamatyti Kristui, atrasti tame chaose vėl širdyje meilę Kristui. Ir visą tai, ką aš jau darysiu, ką pirksiu, ką dovanosiu, aš visą tai darysiu iš širdies. Su meilė, apmąstydamas kiekvieną žingsnį. Apmąstydamas apie tą žmogų, kuriam aš tą dovaną darysiu. Nes Viešpats atėjo į šią žemę dovanoti savęs. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad jis atsiuntė savo viengimų sūnų į žemę, į kūdikį, ašarų pakalnę. Tam, kad jis čia numirtų už mus. Tam, kad jis prisikeltų, kentėtų ir mus atpirktų. O šiandien jis paruošęs mums danguje buveinės laukia mūsų sugrįžtant. Tai yra geroji naujiena. Nebūtų jo atėjimo, nebūtų jo kryžiaus ir atpirkimo. Jo atėjimas tai yra didžiausias džiaugsmas. Dar didesnis džiaugsmas per kančią jo išėjimas ir prisikėlimas. Bet šiandien mes šitą laikotarpį kalbam apie jo atėjimą į šią žemę. Kaip jums atrodo, kokia būtų širdis, kuri švenčia Kristų, o ne kultūrą? Būtent užsirašiau taip.
Tai yra širdies ženklai. Ir jie yra labai paprasti. Širdis, kurie geba sustoti. Kuri geba atsisakyti pertekliaus. Kuri geba dalintis. Kuri pažįsta tikrąją dovaną, Dievą, kuris ateina. Kuri neelgetauja įspūdžių, nereikalauja įspūdžių. Bet kuria meilės erdvę. Tokios širdies žmonės keičia pasaulį tyliai. Ne reklamos, ne akcijos, ne dideli projektai, bet maži, ištikimi gerumo darbai atneša Kristų į pasaulį. Mes su žmona pasišnekėjom ir sakom, kad iš tikrųjų reiktų pagalvoti apie tus žmonės, kurie yra aplink mus. Mūsų laiptinėje gyvena moteris. Ir mes sakom, taip, jinai turi problemų, priklausomybė alkoholiui. Jos vyras iš vis neišeina į lauką, jinai išveda šuniuką pavedžiot. Kai jinai išveda, jinai būna nugriūna grįždama, nes truputį padaugina su šuniuku vaikščiodama. Tenka ir parvesti, ir parlydėti, ir kvapai nekokie. Bet mes sakom, reikėtų jai padaryti dovaną. Ne tam, kad pliusą užsidėti. O aš padariau gerą darbą, pliusą užsidėsiu ir viskas. Ne, bet dabar visai kitaip, kažkaip tai visai kitokių žvilgsnių pradedam suprasti, kad reikia tai daryti su meile. Ir aš manau, kiekvienas apsidairę jūs galite pamatyti savo kaiminystėje tokių žmonių. Aš įsitikinęs, kad tarp mūsų visada yra draugų, pas kuriuos galbūt yra didelė šeima ir jie stokoja. Galbūt yra vienišų žmonių, kuriems reikia tavo dėmesio, kuriems reikia tavo pagalbos. Ir tai, žinokite, yra dovanojimas savęs. Tai tada tu nesusikoncentruoji į save, bet tada pradedi dovanoti save, kaip Kristus dovanojo mums save. Pamatęs tokį žmogų, net ir čia mes tarpusavį galim atrasti ir pamatyti. Mes mūsų tarp irgi yra vienišų žmonių. Net galim pagalvoti, kai ateis kalėdų rytas ar kūčių vakaras, gal, kad nereiktų sėdėti vienam prie televizoriaus arba prie degančių žvakės, gal su kažkuo tu galėtų susitikti, pasiimti kažkokią tai vaišę ir nueiti pas tą žmogų į svečius, jį pralinksminti, pabūti su juo kartu, praleisti laiką drauge, kad žmogus nesijaustų vienišas. Susirinkę kartu sulaužyti duoną, išgerti vynuogių vaisiaus, pagarbinti Kristų, kol jis ateis. Būtent tokia širdis patinka Viešpačiui. Ir aš būtent kviečiu šiam laikotarpiui tokį iššūkį savo įsikelti. Mažiau daiktų. Gal užteks vienos dovanos vietoj 5. Gal geriau pasidalinti su kuo nors. Gal aplankyti žmogų, kuris laukia, bet dažnai lieka vienas. Aš būtent kalbu vaikams, dar noriu pasakyti būtent, kaip yra svarbu, kada prisiminkit savo tėvus, kurie galbūt gyvena kažkur tai. Jūs išvažiavę, gyvenat Kaune, o jūsų tėvai kažkur tai ne Kaune. Nuvažiuokit pas juos. Jie, žinokit, pasilgsta jūsų. Aš nebeturiu dabar nei mamos, nei tėčio. Jie jau yra, jų kūnai yra užkasti kape. Ir aš prisimenu, kiek mažai dėmesio skyriau jiems ir vakar apmastydamas galvoju, man labiau rūpėjau aš ir tai, kas supa mane, o pas tėvus nuvažiuodavo daugiau kaip varnelę uždėti. Ir kažkada vienu momentu taip aiškiai supratau, kad jie visą laiką laukia. Ir žinau, kad tai yra kaina nuvažiuoti pas senus tėvus.
Nes seni tėvai netaip supranta, kaip tu supranti. Jų tas stalas bus iš 12 patiekalų, o tavo įsitikinimai neleidžia. Būk minkštas, atsisėsk prie to stalo, nepaniekink savo tėvų. Jie darė tai iš meilės tam, kad tu atvažiuotum pas juos. Jie visą tai padaro tam, kad brangus vaikai galėtų pavalgyti rankom padaryti tą visą maistą. Aguonų pieną tu galėtum atsigerti kisieliaus. Virtinių su mėlyniais mišvirtų. Silkės pataluose. Juk mums lietuviams tai viskas yra suprantama. Tai vat irgi vienas iš tokių dalykų. Nuvažiuokit pas savo tėvus. Parodykit jiems dėmesį, parodykit jiems savo meilę. Jie apsidžiaugs. Taip, kad aš džiaugiuosi, kai aš pamatau, kai mano suaugę vaikai parašo atviruką. Man tai yra daug daugiau negu kažkokia tai medžiaginė dovana. Nes širdis, kuri yra išlieta žodžiu, dėmesiu, šiltas žvilgsnis, apkabinimas, praleistas laikas kartu, tai turbūt yra nepakeičiama. Ir ką aš atsimenu iš savo tėvo, žinokit, aš atsimenu būtent ne tai, ką jis man nupirko, aš atsimenu tai, kiek laiko aš praleidau su juo. Man labiausiai yra įsiminę mano paauglystės kelionė su jo automobiliu per Lietuvą, kai mes dviesi miegojom palapinės. Tai buvo laikas, kai mes praleidom kartu su savo tėvu. Tai žinokit, laikas praleistas su savo mylimu artimu žmogum jam labiau lik širdyje negu kažkaip tai kažkokia medžiaginė dovanėlė. O tos visus kitus dalykus, tokios kaip mes galime nukreipti tos finansinius visus reikalus, kada mums jų atlieka, kai mes sutaupom ir nemėtom į kairę ir į dešinę. Žinokit, tiek daug yra projektų aplinkui. Galima paremti alkstančius, galima paremti vargšus, galima paremti reabilitacijos centrus, galima paremti vaikų namus, galima paremti vaikų dienos centrus. Ir tai yra normalu, ir tai yra gerai. Bet dar sik visada noriu pasakyti, darykite tai su meile. Ne iš prievartos, ne iš to, kad užsidėti kažkokį pliusiuką, kad aš padariau gerą darbą. Bet paimti ir padaryti tai. Nes Jėzus pamilo tave pirmas. Kad iš šitos meilės, iš noro save dalinti kitiems, kad tie visi geri darbai eitų iš šitos motivacijos. Iš va tokios minkštos, nuolankios, mylinčios širdies, ne iš pasmerkimo, ne iš prievartos, ne iš manipulacijos. Nes yra labai svarbu, kad per Kalėdas Kristus nebūtų nustelbtas. Aš kaip sakau, tada galbūt tvarto tyla nusileis į mano širdį. Tojo oloje aš kaip piemenėlis tada galbūt sėdėsiu ir žiūrėsiu į kūdikį ir jame matysiu savo gelbėtoją, kuris guli ėdžiuose, iš kurio valgo gyvuliai. Tada aš galėsiu matyti kaip Ona arba kaip Steponas. Mažame kūdikyje atnešta į šventyklą pamatyti Jėzų Kristų gelbėtoją, kuris buvo atneštas pašventyti kaip pirmgimis Marijos ir Juozapo. Galbūt tada ir pajusiu, kad Kalėdos ne tai, ką nusipirkau, bet tai, ką leidoma Dievui padaryti mūsų širdyje. Tai būna šios Kalėdos tokios, kuris ateina į mus, mūsų širdis, ramybėje, keičia mus iš vidaus, nukreipia žvilgsnį nuo savęs į artimą. Kas tavo artimas? Tas, kuris guli šalikeliai, pro kurį Levitas ir kuningas praėjo, bet samarietis nepraėjo. Tai būkime tokios širdies, nepraeinantis. Kad artimas ne tik tą, kurį pažįsti, bet ir aplankyk tą, kurį pažįsti ir ypač tėvus. O tėvai, pagerbkite savo vaikus.
Aleliuja. Viešpatie Dieve, dėkoju tau už tavo meilę beribę. Dėkoju tau, kad tu viską suplanavai, kad tu viską atlikai tobulai ir mums nieko nereikia pridėti, mums nieko nereikia užsidirbti, užsitarnauti. Kad tu viską tai padarei, kad mums savo protų sunku suprasti. Taip, kad tave pažintume, mums reikia nusižeminti. Mums reikia tapti piemenėliais. Mums reikia išgirsti iš tavęs tavo žodį, priimti į savo širdį ir eiti pagal tai, ką tu Dieve mums kalbi. Iš kur kyla tikėjimas, kai klausomas Dievo žodis? Ir kada aš elgiuosi pagal tai, ką Dievas man kalba, tas žodis tampa kūnu. Ir jis gyvena tarp mūsų. Ir mes regėjome jo šlovę, Dievo tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir šviesos. Tai Viešpatie šviesa sužyba jūsų širdise, dabar ir per amžius. Amen. Ačiū Arūnai už puikų pamokslą. Na, o dabar, kaip ir kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį, turėsime komuniją. Jėzus sako, ateikite pas mane visi ir aš jūs atgaivinsiu. Jėzus kviečia kiekvieną iš mūsų. Jis, kaip ir su savo mokiniais, sako, trokšte troškau valgyti su jumis šitą paschą, jisai trokšte trokšta su mumis dalintis, jis nori atiduoti visą save. Ir taip pat jisai laukia iš mūsų atgalinio ryšio. Jis laukia mūsų širdies, jis beldžiasi prie mūsų durų ir laukia. Jeigu tu esi pasikvietęs Jėzų į savo širdį ir į savo gyvenimą ir esi pasikrikštijęs, nesvarbu, gal tu esi svečias, gal iš kitos bendruomenės, nesvarbu, mes kviečiame tave į šią vakarienę. O jeigu dar nežinai komunijos prasmės, duonos laužymo prasmės, tiesiog neskubėk daryti tradicijos kažkokios, tai geriau palauk, pasiklausk pas brolius, pas sesės. Taigi gal nuo pirmų pradžių eilių ateikime, pasimkime duoną, sultis ir turėsim komuniją. Ateikit sėkmė, šaltinis teka, nardinkite širdis jo gelmei, liūdesį skausmą, nuplaus šalin, malonės bangos.
širdis jo gelmei, liūdesį skausmą. Nuplaus šalin, malonės bangos, gelmė šauks gelmei vėl. Viešpatie ateik į šioj vietoj. Viešpatie ateik, nuženk tarp mūsų. Viešpatie ateik, viešpatie, ateik. Gelmė šauks gelmei vėl, gelmė šauks gelmei vėl, gelmė šauks gelmei vėl. O dvasia ateik. O dvasia Dangiškas Tėve, mes dėkojam Tau Viešpatie, kad Tu taip pamilai mus, kad atidavei savo sūnų, kad jis gimtų kūdikiais, silpnas, ėdžiuose, kad jis būtų plakamas, kad jis būtų išjuokiamai žmonių, išniekintas, kad jo kūnas būtų pervertas, kad jis būtų žaizdotas, kad jo kraujas būtų pralietas. Jėzau Karaliau, mes dėkojam Tau. Dėkojam už Tavo begalinę meilę mums. Dėkojam, kad Tu pakvieti mus į šią vakarienę, kad Tu nori išdalinti visą save. Ta naktį, kai turėjo būti išduotas, Viešpats Jėzus paėmė duoną, laužė, davė savo mokiniam tardamas: imkite ir valgykite visi, nes tai yra mano kūnas už jūs atiduodamas. Jėzau Karaliau, palaimink šią duoną. Prašome Tavo vardu. Priimkite duoną. Lygiai taip pat po vakarienės Jėzus paėmė taurę vyno ir davė savo mokiniam tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios sandoros mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas.
Kiek kartų tai darysite, tai darykite mano atminimui. Jėzau karaliau, mes dėkojam už tavo kraują. Dėkojam už tą naują sandorą per tavo kraują, kurį tu šliejai ant kryžiaus. Jėzau karaliau, palaimink šitas sultis. Prašome tavo brangiu. Jėzau vardu. Amen. Priimkite sultis. Amen. Kviečiu prisėsti. Iš tiesų, bažnyčia tai nėra tik pastatas, tai yra bendruomenė, žmonės toje bendruomenėje. Todėl visada tikrai yra džiugu matyti pirmą kartą irgi kas prisijungia. Galbūt yra tokių, kas šiandien atėjot, svečiuojatės, prisijungėt pirmą kartą. Jeigu yra tokių žmonių, kviečiu drąsiai pakelti ranką, nes norisi pasidžiaugti, įteikti dovanėlę ir pakviesti iš tikrųjų tiek nesenai prisijungusius, tiek senbuvius, nepabėgti, pabendrauti, išgerti kavos, arbatos, susipažinti, paklausti iš tikrųjų, kaip sekėsi savaitė, kokie planai ir tiesiog kartu pabūti. Ir šiandien Arūnas pamokslo metu minėjo apie kažko tai darymą iš atviros širdies, iš meilės, ne dėl to, kad užsidėti kažkokią paukščiuką, kad atliktas darbas, tai taip pat kalbant ir apie paaukojimo dalį. Nes nori, kad tai būtų tiesiog, užsidėjau ček, padaryta, kažkoks atliktas geras darbas, bet tai yra tikrai proga, galimybė pašlovinti Dievą ir prisidėti prie darbo, prie veiklos, kuri turi įtaką ne tik šitoje žemėje, bet ir amžinybės perspektyvoje, kad prisidėti prie bažnyčios
prie tos misijos palydėti žmonės artimą draugystę su Jėzumi Kristumi, kad net jeigu galbūt ne kažkas yra vienas, niekada nesijaustų vienišas, kuris galbūt iš tiesų yra pasiklydęs tam tikrose klausimuose, atrastų iš tikrųjų tos atsakymus ir atrastų tikrai, ką reiškia turėti gelbėtoją, kuris atleidžia visas nuodėmes ir atstato gyvenimą. Tai tikrai ačiū kiekvienam, kuris prisidedate ir norisi palaiminti tas aukas. Dieve, mes dėkojam už tai, kad tu duodi finansų, duodi galimybę aukoti ir prisidėti iš tikrųjų prie tos misijos, kuri nėra susijusi tik su tuo, ką mes čia matome, ji nesibaigia Viešpatie tik šitame pasaulyje, bet yra misija Dieve, kuri turi sąsają su amžinybė. Meldžiame Viešpatie, kad šitie finansai tikrai paliestų žmonių gyvenimus, paliestų žmonių širdis ir jie ateitų Viešpatie artimą draugystę su Jėzumi Kristumi, o kas jau pažįstame Jėzau tave, kad ta draugystė su tavimi jį sustiprėtų. Dėkojam tau. Ir turėsim irgi laiką, kuomet galėsim atnešti savo asmeninius poreikius, bus žmonės, kurie patarnauja maldoje. Ką tik norisi priminti, kad Dievui tikrai rūpi. Jam be galo rūpi. Netgi patys smulkiausi dalykai. Man kažkaip primena tą tokį Dievo rūpestį, rūpestingą širdį, tokios labai praktinės situacijos mūsų kieme. Mane nuoširdžiai visada prajuokina, pas mus kieme labai daug kačių. Tiesiog toks kažkaip kiemas. Ir viena katė, aš kaip juokauju, yra tokia ilgametė išlaikyti ne vienos mūsų kaimynės. Bet mes su sese pastebėjom, kad jin tokia schema dabar pasidariusi, pavalgo vienus pusryčius prie mūsų laiptinės, po to žiūrim prie kito namo ir dar po to prie trečios laiptinės. Ir man taip juokinga buvo ir ji gyvena lauke, visada pamaitinta, visada pasirūpinta ir man taip kažkaip viduj buvo toks, jeigu Dievas pasirūpino šituo katinėliu, ji nei vienos dienos, žinokit, nestokoja laukinis katinas trigubų pusryčių, man atrodo, ir pietų ir vakarienės. Tai aš galvoju, kokia Dievo širdis yra mylinti, jeigu net mažu gyvūnėliu jis pasirūpina, tai ant kiek labiau jam rūpi kiekvienas žmogus sukurtas pagal jo atvaizdą. Tai norisi tikrai ateiti maldą su tokia nuostata. Dievui rūpi net pačios mažiausios mūsų temos. Tad bus žmonės šonose, prieikti, jeigu nešiojatės kažką. Norisi, kad pakiltumėt pasimelsti už bendrai irgi poreikius ir bus galimybė giesmės metu atnešti asmeninius poreikius. Dieve, iš tiesų, tu matai kiekvieną širdį. Tu matai, Dieve, tiesiog įvairias ligas, kurios kamuoja mūsų mažuosius. Mes, Dieve, kaip mylinčio tėvo, mes prašome tavo malonės. Jeigu įmanoma, Dieve, tiesiog pagydyk, bet tebūnie tavo valia, nes mes nežinome iš tiesų tavo valios, Dieve. Mes nežinome, Dieve, ką tu esi numatęs. Mes prašome stiprybės, Dieve, šeimoms. Dieve, tu matai kiekvieną, kuris susiduria su iššūkiais, su skausmais, lygomis, Dieve, su nežinomybė, klausimais. Dieve, bet tu esi tas mylintis tėvas, tu esi tas gerasis ganytojas. Tu esi tas ganytojas, kuriam rūpi. Tu esi, Jėzau, tas, kuris iškentėjo daug dalykų ir tu gali susitapatinti su kiekvieno skausmu. Dieve, tiesiog mes meldžiame už kiekvieną ir tas laukiantis Dievas, kuriam rūpi kiekviena tema. Dieve, meldžiame už šitą bendruomenę. Tu matai kiekvieną poreikį, tiek kaip bendruomenės, tiek asmeniškai. Ir ačiū tau, kad tu atsakai ne visada, Dieve, taip, kaip mes galvojame ir laukiame, gal ne visada tokiu greičiu, ne visada tokiu formatu ir padėk mums kaip bažnyčiai ir atskirai nepraleisti tavo atsakymų, ypatingai kuomet jie, Dieve, būna ne tokie, kaip galbūt mes įsivaizduotume. Amen. Ir tikrai kviečiu pasinaudoti galimybę prieiti prie maldos tarnautojų, kurie yra šonuose. Nes Viešpats Jėzus pasakė, kad nešiokite vieni kitų naštas ir mes tam ir esam, kad vieni už kitus stovėtume, džiaugtumėmės su besidžiaugiančiais ir liūdėtume su liūdinčiais. Ir tikrai, jeigu yra kažkokių asmeninių poreikių, kur reikia to pastiprinimo,
to užtarimo, tai tikrai naudokime šitą galimybę. Šaltinius atversiu slėniuos, ant kalvų upės dykumai vandens išliesiu. Versmės tekės, šaltinius atversiu slėniuos, ant kalvų upės dykumai vandens išliesiu. Versmės tekės, tekės gaivinti, užlieti, širdis pažadink karaliau, tau šlovę, giedosim per amžius, gaivinti, užlieti, širdis pažadink karaliau, tau šlovę, giedosim per amžius. Viešpatie, atgaivink mūsų širdis, atgaivink ir užliek šventoji dvasia, išliek savo šaltinius. Šaltinius atversiu slėniuos, ant kalvų upės dykumai vandens išliesiu. Versmės tekės, šaltinius atversiu slėniuos, ant kalvų upės dykumai vandens išliesiu. Versmės tekės, tekės gaivinti, užlieti, širdis pažadink karaliau, tau šlovę, giedosim per amžius, gaivinti, užlieti, širdis pažadink karaliau, tau šlovę, giedosim per amžius, gaivinti, užlieti, užlieti, širdis pažadink karaliau, tau šlovę, giedosim per amžius, gaivinti, užlieti, širdis pažadink karaliau, tau šlovę, giedosim per amžius. Viešpatie, ateik su atgaiva į tas širdis, kurioms reikia paguodos, kurioms reikia išgydymo, viešpatie, kurioms reikia padrąsinimo. Ateik į tas širdis, viešpatie, kurios yra vienišos, kurioms reikia artumo, tavo artumo, kurioms reikia bendrystės. Dieve, tu matai kiekvieną tą poreikį. Pripildyk Jėzų. Gaivinti, užlieti, širdis pažadink karaliau, tau šlovę, giedosim per amžius, gaivinti, užlieti, širdis pažadink karaliau, tau šlovę, giedosim per amžius ir šaltinius atversiu slėniuos, ant kalvų upės dykumai vandens išliesiu.
versmės tekės, šaltinius atversiu slėniuos. Ant kalvų upės, dykumai vandens išliesiu. Versmės tekės, tekės. Ir laiminkim vienas kitą. Tikrai teteka tos viešpatės versmės per mus, per mūsų kiekvieną. Šventoji dvasia teka, gydo ir stiprina ir tikrai laiminkim. Ir turėkim palaimintą laiką bendrystei. Amen.